Seniai, labai seniai, viename mažame Vokietijos miestelyje gyveno batsiuvys vardu Adis Dassleris. Per 1954 pasaulio futbolo taurės finalą vokiečių rinktinė pasinaudojo jo ypatingus raiktus sportinių batelių kapliukams ir jo dėka nugalėjo galingusius vengrus. Jis išreiškė savo pagarbą sportui, siūdamas bokso batelius visų laikų garsiausiems boksininkams ir vardinius teniso batelius įspūdingiausiems tenisininkams. Adis visiems jiems labai padėjo. O tada nutiko keistas dalykas. Viso pasaulio žmonėms jo 3 juostelių gaminiai tapo gyvenimo būdo dalimi. Adis buvo tikrai išskirtinis, vienintelis. Ir labai gali būti, kad kažkur kažkada jis sukūrė kažką ir jums.